laukas, kelias, pieva, upė, la 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 la. Gražiai iš jų išaugo vienas žodis Lietuva. Kartu galime daugiau nei po vieną. Šią tiesą žino ir senas, ir jaunas. Kaip tik prisiminiau vieną filmą, kur Robinas Hudas davė vieną strėlę perlaužti ir daug strėlių. Ir tada net nesugebėjo sulaužyti. Bendradarbiavimas skatina Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programa. Bendrai ūkininkaujantis ūkio subjektai gali gauti paramą pagal priemonės bendradarbiavimas veiklos sritį, parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Šitoje priemonėje gali dalyvauti ūkiai, kurių standartinės produkcijos vertė yra nuo 4000 iki 8000. Tai iš tikrųjų smulkesni ūkiai. O paties bendradarbiavimo prasme mes matome kame, kad tokie mažesniai ūkiai, aišku, jiems yra sunku pavieniui investuoti, įsigyti kažkokią tai didesnį daiktą. O šita priemonė sudaro galimybės jiem kartu kreiptis ir gauti paramos būtent bendrai veiklai. Bendradarbiauti norintys, bet dar neapsisprendę ūkininkai turėtų suklusti. Paramos suma motyvuoja. Vienu projektu, vienu verslo planu tokie pareiškėjai gali gauti paramos iki 80 000 eurų. Bet per visą programinį laikotarpį tokia žmonių grupė, kurie apsijungia ir bendrai planuoja dirbti, jie gali gauti paramos iki 200 000 eurų. Kaimo plėtros programos prioritetai skirti paramą pirmiausia smulkiems ūkiams. Taip pat tiems, kas vysto gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ūkio sektorius, kuriems šiuo metu, pasak specialistų, labiausiai reikia paramos. Grūdų mes priauginame daug. Ir kaip žinote, iš tikrųjų Lietuva yra viena iš tų šalių, kurie didžiąją dalį savo užaugintų grūdų eksportuoja iš Lietuvos. Bet ko mes pasigendam? Mes pasigendam Lietuvoje savo užaugintų daržovių, uogų, ir gyvulininkystės produkcijos, kurie iš tikrųjų panaudotų tos pačius grūdus kaip pašarus, kuriuos perdirbtų, ir užaugintume iš tikrųjų, daugiau priaugintume vištų, triušių, mėsinių galvijų, tos produkcijos, kurią toliau galėtume panaudoti vėlgi savo perdirbamoje pramonėje. Kartu pirkti techniką, jie dalintis, kartu auginti daržoves ar uogas. Kaipgi dar galėtų vykti ūkininkų bendradarbiavimas? Jeigu vienas žemdirbys galvotų įsigyti kažkokį mažesnį daiktą, o jeigu dviese jie bendradarbiaudami galėtų įsigyti didesnį daiktą, kaip pavyzdžiui, pieno šaldytuvą, pieno separatorių, kažkokį tai presą, tarkim, sultims spausti, tai išties dviese jie galėtų padaryti daugiau. Kuo daugiau pareiškėjų norės susivienyti, tuo didesnis šansas jiems gauti paramą. Paraiškos pagal veiklos sritį parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui rinkti bus pradėtos rugpjūčio 16 dieną ir bus renkamos iki spalio 17 dienos. Vienas žodis Lietuva.